tikrai nereikia jokio antikorupcinio vertinimo. Jie dabar ūkininkai negalės sudaryti sutarčių, negalės ir Simonai reikia pripažinti klaidas. Reikia pripažinti klaidas, kaip ir buvo su akcizu, taip ir čia. Ir tikrai 84, o tu korupciją išvelgi taip. Taip, buvo paminėtas Simonas Gentvilas, prašau. Jo, gerbiamas Kazy. Čia ne Simono Gentvilo klaida. Čia yra sovietmečio pratęsimas. Lietuvoje 70 000 hektarų yra valdoma be teisinio pagrindo. Be teisinio pagrindo, be oficialaus aukciono, sena schema, kai nacionalinės žemės tarnybos darbuotojai gaudavo skambutį dėl neužimtos žemės, paskambinavo kažkas be sklypo, be aukciono, pasiimdavo žemę ir šituo įstatymu jūs norite tą pratęsti. Ir dabar, kai man kažkas sako, kad aš klaidą darau, tai aš noriu ištaisyti, kad visgi būtų skaidrus procesas ir aš nieko kito neprašau, tik tai STT antikorupcinio vertinimo. Ir čia nėra klaida. Čia yra 70 000 hektarų valstybės kontrolės, Žemės ūkio ministerijos vidito audito ir taip toliau pripažinta kaip nelegalus pagrindas. Tai prašau atsimti savo žodžius, kad čia yra aplinkos ministerijos klaida ir pripažinti, kad pasitikrinti reikėtų. Galėjai per tą laiką jau sutvarkyti, jeigu sakai, kažkas nesutvarkė, vienas dalykas. Kitas dalykas, antikorupcijos vertinimo iš STT, tai čia tik prisidengimas ir dar laiko dėlsimas, kaip ir pats prašai vyriausybės nuomonės. Taip, kad tikrai įvertink, kad 84 balsavo už ir baigiam tą ginčą. Jeigu kas ką pasakėme aštriau, tai pamirškime.